Labas visiems, aš esu Klaudija ir šiandien darau šiek tiek kitokio tipo video savo kanale. Ir šitas video vadinasi, kaip matėt, dalykai, kurie patinka merginoms apie vaikinus. Ir aš nežinau, kaip šitą sakinį sudėlioti, aš visai bandžiau sudėlioti ir manau, kad šitas variantas yra geriausias. Tai jo, nieko nelaukdami, eime į video. Tai pirmasis dalykas būtų, kai vaikinas rūpinasi panelė, kai jam rūpina, kai jis klausinėja visko apie ją, kai klausinėja kur, kada, kaip kas ir panašiai. Antras dalykas būtų, kai vaikinas vadina panelę visokiais gražiais, mielais vardais. Tai yra the cutest thing, rimtai. Panelės, pripažinkit, jūs visos panelės būna, ne, vaikti, nevadink manęs taip. Patinka. Turbūt panos taip atsako, nes susidarvi arba tiesiog nežino, ką atsakyti. Trečias dalykas būtų panašus šiek tiek kaip pirma, tai kai vaikinas labai domisi panelė. Kitas dalykas yra, kai vaikinas tiesiog pasitikė savimi, kai jis yra drąsus ir jis, ta prasme, nebijo paklausti ant tavo numerio, nebijo pirmas parašyti, nebijo prieiti ir užkalbinti, nes tokie vaikinai tikrai atitraukia iš kart dėmesio. Jeigu tu ten sėdėsi vakarėlį lindęs kampiai telefoną ir tiesiog su niekom nekalbėsi, tai nemanau, kad atitrauksi kažkieno dėmesį. Kitas labai svarbus dalykas, tai manau, yra, kai vaikinai būna linksmi ir jie sugeba prajuokinti. Jeigu vaikinas mane sugeba prajuokinti ir mes nesėdim tokioj awkward tyloj, tai aš manau, čia yra bele koks didelis pliusas. Tiesiog, kad vaikinas turėtų gerą humoro jausmą, nes, tarkim, įsivaizduoju tokią situaciją. Žiūrėjau, vakar važiuoju su mama mašinai, žinai, kai važiavom savo rajoną, paprašiau, kad man duotų pavažinėti, tipo pavairuoti. Ir žiūriu, bėga katė ir, žinai, nežinau, ką daryti, ar stoti, ar važiuoti. Nesustojau ir tiesiog pervažiavau ją. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Tu tiesiog nežinai, ar čia juoktis ar verkti. Kitas dalykas yra, kai vaikinai labai skaniai kvepia. Tiesiog merginams patinka kvepintis berniukai. Ir paskutinis dalykas būtų, kai jie užsibrėžė tikslą ir tiesiog visą laiką jo siekia, visą laiką stengiasi dėl to. Nesvarbu, koks ten yra tikslas. Tarkim, kad tikslas yra sportuoti visą laiką ir jis tiesiog pradeda sportuoti. Nu, ta prasme, aš nemoku paaiškinti tokio dalyko, tiesiog turi kažkokį tikslą ir jo siekia visą laiką. Vienas dalykas, kurį pastebėjau, tai šiuolaikiniai vaikinai mėgsta labai būti, ta prasme, mean. Tokie kaip ir pikti, nepasiekiami gal ir jie tikisi, kad jeigu jie bus tokie, jie atitrauks mergų dėmesį. Bet žinau, tikrai ne. Ir dar noriu pasakyti vieną dalyką. Maži dalykai, mažos smulkmenos, jos reiškia daugiausiai. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Jeigu nori daugiau tokio tipo video, nepamirškit paspausti laiką ir palikti apačioje komentarą. Ir beje, labai norėjau padėkoti už 17 000 prenumeratorių. Čia yra... Ta prasme, aš per 2 dienas surinkau daugiau negu 1000 prenumeratorių, tai čia yra iš tikrųjų nemažas skaičius. Ir jo, ačiū jums labai, myliu jūs. Ir jo, dar kartą ačiū, kad žiūrėjot, myliu, bučiuoju, iki kitą kartą.